Dalyvauti X Faktoriaus atrankose žmonės labai dažnai paskatina kokie nors lemtingi gyvenimo įvykiai. Taip atsitiko ir klaipėdietei Ugniai. Prieš savaitę išsiskyriau su savo ilgamečiu draugu sužadėtiniu. Širdis iškart daužytis pradėjo, dabar aišku vis tiek. Bet aš labai tikiu, kad viskas eina visą laiką į gerą. O gal tikroji priežastis – revanšas? Nors Ugnė jau kartą bandė savo jėgas X Faktoriuje, tačiau jos kelionė baigėsi kūrybinėje stovykloje. Aš šiandieną jums turiu naujieną. Blogą. Kai, aišku, aplinkybių negali kaltinti ir nieko nereikia kaltinti. Tiesiog tuo metu aš gal pati dar nebuvau pasiruošus, taip galvoju, ir dėl to viskas taip ir įvyko. O dabar aš esu pasiruošus. Žinoma, yra ir trečioji priežastis, dėl kurios Ugnė vėl pasirodė X Faktoriaus atrankose. Man labai 15 000 eurų praverstų. Aš noriu atsidaryti restoranėlį savo. Aš labai mėgstu gaminti maistą. Blogas ar geras čia bruožas? Geras. Kad ir kaip ten bebūtų, akivaizdu, kad Ugnė kruopščiai paruošė namų darbus. Matyt, įveikė jį ir sunkiausią užduotį – nustoti užsiminėti savigraužą. O aš per dieną 300 kartų mintyse pakartoju, kad aš pritariu savo. Pritariu savo poelgiams, savo veiksmams, savo gyvenimui ir viskas. Ir aš darausi laimingesnės kiekvieną dieną. Tu viską žinai. Pirmin, štai kelias į sceną. Labą dieną. Labą dieną. Labas. Tai tavo vardas yra Ugnė. Aš esu Ugnė, taip. Kiek tu metų? 26 bus jau. Mes tavęs klausom ir aš tu linkiu sėkmės. Ačiū labai. Left a good job down in the city, working for the man every night and day, and there I never lost 1 minute of sleeping. I was worried about the way the things they might have been. How big wheels keep on turning, while the proud Mary keep on burning, and we rolling, 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 rolling on the river. Rolling on the river. We rolling, 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 yeah. Rolling, rolling on the river. Rolling on the river. I left a good job in the city, working for the man every night and day. I never ever lost 1 minute of sleeping. Now what about the way the things in my have been? Big wheels keep on turning, proud Mary keep on burning. Yeah, I'm rolling, rolling, rolling on the river. I'm rolling, rolling, rolling on the river. Oh yeah, 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 yeah. Aš iš karto galiu pasakyti, kad jūs esate nuostabi, man viskas tinka. Aš lenkiuosi žemam balsui. Moteriškam žemam tokiam. Tu bijai tiesiog. Aš tiesiog bijau. Prisipažįstu, kad aš bijau ir tas mane jaudina. Išskirtinis tembras, tikrai tvarkaisi su tokiom dainom ir susitvarkysi su bet kuom. Aš manau, kad aš mielai su tavim padirbėčiau, jeigu taip man tokia būtų galimybė. Draugė miela, tu tikrai turi daugiau negu pati galvoji. Ir tie tokie bairiai, kur tu, žinai, pagudraudama atsinešė tą fanuškę savo, kur ten dainuoja, žinai, asilas ir 2 krokodilai, žinai, jie tikrai tau neprideda nieko. Jie tik tai atima. Nebūk tokia gudri kitą kartą, nes sprogs galva, gerai? Ne dėl gudrumo neturėjau kitos, atsiprašau. Turėjai, visą laiką turėjai. Nes turi nuostabų balsą. Ačiū. Tiek, ačiū. Taip, kas yra tiesa, kad tu turi labai išskirtinę balso tembrą.
Bet vien skirtinę balso tembrą vėlgi neužtenka. Dėl to, kad ne velnio tu nesusitvarkai su to balsu, vulgariai dainuoji. Tai venk to. O šiaip tai šiek tiek pasimokius ten, žinai, kažkokių subtilumų daugiau, būtų viskas okei. Verdiktas? Aš sakau taip. Aš sakau tau taip. Nežiūrėk į mane tai. Negaliu pasakyti taip, bet šitas ne yra su dideliu tikėjimu tavimi. Taip. Ačiū. Viskas Marijono rankose dabar. Ugnė, tau nesunku nuspėti. Aš taip pyliau gražiausiais žodžiais ir sakau taip. Trys taip, tu kitame pasakė. Ačiū, Marijona. Ugne, kur tu pabėgai? Štai, kur tu pabėgai?